O dabar mūsų pašnekovas pačios populiariausios specialybės atstovas. Tai gydytojas odontologas Vygandas Rutkūnas, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto odontologijos instituto dėstytojas ir klinikos prodentum odontologas ortopedas. Be abejo, mūsų žiūrovus domina, nuo ko priklauso dantų implantų sėkmė, gerbiamas docente? Yra begalė faktorių, nuo kurių priklauso dantų implantų sėkmė, bet galbūt, sakyčiau, vienas pagrindinių būtų gydymo planavimas, situacijos įvertinimas, individualių paciento poreikių įvertinimas ir gydytojo patirtis. Bedančiams žandikauliams galime pasiūlyti daug įvairiausių protezavimo galimybių. Tai gali būti naudojamas minimalus implantų skaičius, tarkim, 2 tik tai implantai ir išimamas protezas ir implantai. Tokiu būdu pagerinamas išimamo protezo stabilumas, kramtymo efektyvumas, paciento komfortas. Ir netgi toks minimalus implantų skaičius labai ženkliai pagerina kramtymo efektyvumą. Galima naudoti didesnį implantų skaičių, tarkim 4 implantus. Turint 4 implantus jau galime rinktis netgi fiksuotą protezą. Tai yra minimalus skaičius, kaip mes galim padaryti fiksuotą, nenuimamą protezą ant implantų bedančiam žandikaulėje. Jeigu implantų padėtis yra nepalanki, tada irgi galime pasilikti prie išimamo protezo. Protezas yra labiau suprantamas terminas mūsų žiūrovams. Kokie šiuolaikiniai protezai? Tradicinis protezas, ką mes įpratę matyti Lietuvoje, yra metalo keramikos protezas ir dėja jo viduje yra metalinis karkasas. Metalai nėra tokie pageidaujami organizme, kaip svetimkūniai, gali turėti neigiamų reakcijų. Todėl vienas iš proveržių yra bemetalės keramikos protezai. Bemetalės keramikos yra daug keramikos rūšių, tačiau Lietuvoje labiausiai paplitę ir daugiausiai naudojami yra cirkonio oksido bemetalės keramikos protezai. Šių protezų atveju viduje, kaip protezo karkaso, nėra jokio metalo ir tai yra labai biosuderinama medžiaga. Kaupianti dalis tyrimų rodo mažiau apnašo, atrodanti natūraliau, estetiškiau. Mūsų pacientai vis dažniau renkasi cirkonio oksido protezus dėl keleto priežasčių. Aišku, dėl geresnės estetikos. Taip pat tai yra protezas, kuris gaminamas naudojant naujas, taip vadinamas CAD/CAM technologijas. Tai yra robotizuotas procesas, kompiuterizuotas procesas, įgalinantis pagaminti tikslesnius protezus per trumpesnį laiką. O laikas šių dienų pacientų yra irgi didelė vertybė, todėl mes naudodami CAD/CAM technologijas turime galimybės padaryti laikinus protezus tą pačią dieną, galutinius protezus kartais irgi tą pačią dieną arba kelių dienų bėgyje. Tokios galimybės turbūt ir nulemia pacientų pasirinkimus. Pigiausias kelias išsaugoti burnos sveikatą yra tinkama higiena, profilaktika. Dantų pasta pasirenkama visą laiką, joje turėtų būti fluoro, vienas iš esminių elementų, kuris veikia kareostatiškai ir 1000 ppm promilių fluoro pastoje turėtų būti. Toliau kitas labai svarbus momentas yra dantų šepetėlis, jis turi būti minkštas dažniausiai ir valymosi judesiai. Tai turite vengti horizontalių judesių, nes tokiu atveju jūs sušluojate apnašą į tarpdančius, jų gerai nenuvalote ir skatinate dantų dėvėjimąsi, dantų emalio dėvėjimąsi. Judesiai valantis turėtų būti šluojamieji judesiai ir dantų valymosi trukmė turėtų būti apie 2 minutės. Taip pat, jeigu to reikia, galite naudoti papildomas valymo priemonės, tarpdančių siūlus. Ir norėčiau dar pabrėžti, kad nerimą kelia didelis kariesų paplitimas vaikų tarpe, todėl tikrai dantis turi būti valomi nuo pat danties išdygimo ir aišku, vaikai yra
jų įgūdžiai pernelyg prasti, kad jie patys galėtų išsivalyti dantis, todėl iki mokyklinio amžiaus vaikams visą laiką turi dantis išsivalyti padėti suaugiai, vaikai mokosi iš suaugusiųjų, todėl matydamėsi, kad kaip jūs prižiūrite dantis, jie tikrai geriau tą darys ir mes tikimės, kad jūsų dantis bus sveiki ir tų dantų implantavimo, protezavimo procedūrų ypatingai jaunam amžiuje reikės kiek įmanoma mažiau.